Šiandien mes norime pakalbėti apie kaltę. Kaltė yra tokia plati sąvoka, kategorija naudojama tiek psichologijoje, tiek teisėje. Aš kadangi esu advokatė, pakalbėsiu iš teisinės pusės ir Laura psichologė iš psichologinės. Eglė taip pat papasakos apie kaltę, nes iš tikrųjų labai dažnai šitas žodis skamba, dažnai mes kalbam apie tai arba jaučiamės kalti. Tai, iš teisinės pusės kaltė kaip teisinė kategorija yra iš tikrųjų labai svarbi teisė, labai daug teisės šakų susijusi su kalte, bet labai skirtingai ją aiškina. Pavyzdžiui, baudžiamoji teisė, galbūt daug kas girdėjo, kad kaltė nėra preziumuojama ir ten prokuroras jau įrodinėja žmogaus kaltę, kad jis ten padarė kažkokį nusikaltimą, ar pavogė kažką, ar ten kažkoks smurtas buvo ir panašiai. Tuo tarpu civilinėje teisėje kaltė yra dažniausiai preziumuojama, tai reiškia, kad ją kaip ir įrodinėja, bet ten lengvesnis yra įrodinėjimas. Ir tarkime, kartais gali būti netgi kilti atsakomybė, kai nėra tiesioginio ryšio, kaltės ryšio. Tarkime, važiavo du automobiliai, nesilaikė eismo tvarkos taisyklių, ir įvyko avarija ir to pasekoje vienas automobilis nuslydo ir sužalojo pėstįjį, Tai jeigu žiūrėt tą automobilį ir tą pėstįjį, tiesioginės kaltės kaip ir nėra. Čia toks vadinasi sąvoka objektyvusis bendrininkavimas, bet atsakomybė vis dėlto kyla. Kaltė šeimos sampratoje, šeimos teisėje irgi labai yra svarbi, turbūt kas esat išgyvenę skyrybų procesą, žinote, kad ten galima įrodinėti kaltę sutuoktinio, tarkim, buvo jis neištikimas, ar ten nesirūpino šeima, ar psichologinis, ar dar kažkoks smurtas. Tai čia yra tik tai keletas pavyzdžių, bet iš jų turbūt, girdisi, kad labai labai svarbu teisė, Mes kalbam kaltė. Tas žodis teisininkui tai yra labai labai svarbus. Iš tikrųjų ir teisė negalėtų funkcionuoti be šitos sąvokos. Tarkim, man asmeniškai kaip žmogui, tai ta kaltė labai nepatinka, tas žodis nepatinka, nes man netgi toks yra atmetimo reakcija, jeigu kalbame apie santykius, šiaip, jeigu patraukiam teisę, nes toks jausmas visada būna, kad kaltė įgalina žmogų. Jį kaip ir, tokį įcementuoja tame ir tame nėra valios, laisvės, tame nėra veikimo. Man, tarkim, asmeniškai patinka žodis atsakomybė. Esu atsakingas už savo gyvenimą, už sprendimus, už veiksmus ir tame atsiranda valios, jėgos toksai momentas. Tai man įdomu, kokia yra Eglės patirtis susijusi su tą kalte. Tai labai dažna patirtis yra dėl to, kad bankrutuojantys žmonės, ateidami bankrutuoti, dažniausiai atsineša savo visą laiką neša savo istoriją susijusią su skolų prisiėmimu ir dažniausiai jie gailisi tų kažkurių sprendimų, kodėl jie taip darė, kodėl neapgalvojo, kodėl laidavo, kodėl ten dar įtraukė į kažkokį tai verslą savo sutuoktinį, giminaičius, kodėl įmonės vadovas irgi kažkokių veiksmų neatliko savo laiku. Tai įvairiausių yra tų situacijų ir vieni žmonės, aš pastebėjau, išgyvena pakankamai lengvai, galbūt jau jie yra praėję tą etapą ir toliau tik tai nori susitvarkyti tą skolų naštą, o kiti žmonės matosi, kad jie stipriai pergyvena ir stipriai jaučiasi kalti ir dėl to jų dėl tos kaltės jausmo jie dažniausiai turi ir daug neigiamų pasekmių ir gyvenime, tai yra iširusios santuokos, pablogėję ryšiai su vaikais, su giminaičiais, kažkokios priklausomybės atsiradusios ir tolimesnės, sakykime, ir sveikatos problemos ir ta kaltė iš esmės yra labai neproduktyvi emocija dėl to, kad iš jos nieko gero nesigauna, tai žmogus gal taip ir jaučiasi kaip ir doras, toksai, kad jis yra sąžiningas, jaučia kaltę, tačiau absoliučiai nieko gero nesigauna. Žmogus tiesiog turėtų savo atleisti iš karto tą jau, ką jis jau padarė ne taip ir, kaip Julija sako, atsakomybė į ateitį, žiūrėti, ką jis gali padaryti kitaip, kaip gali kažkaip kompensuoti kažkokius tai tuos praradimus savo artimiesiam, kaip gali toliau stengtis būti geru žmogum ir kad jam sektųsi ir aišku aplinkiniam dėl to sektųsi, nes tas buvimas kaltėje, tas liūdesys, jis tikrai jokių gerų pasekmių nesukelia, todėl manau, kad
reikėtų tos kaltės kiek įmanoma greičiau atsisakyti. Nu, tiesiog kiek įmanoma greičiau, kiek kas tai sugeba. Bet nėra taip labai paprasta tai Mhm. daryt, nes vat girdžiu tave labai puikiai ir sakai, kad kaltė įkalina. O ką reiškia įkalina? Tai yra sustabdo žmogų, ar ne? Ir jisai tarsi savo viduje, savo vidiniam pasauly tarsi kalėjime būna. Ir ne šiaip sau yra sakoma, kaltę reikia išpirkti. Tai va čia yra labai svarbu tam žmogui turbūt pačiam susivokti, o prieš ką aš esu, nu, tarkim, nusižengęs, nusidėjęs, galbūt kam esu kažką blogo padaręs. Ir ar tikrai mano tos kaltės ten yra tiek daug, kad aš tą visą kaltės, tą vadinamą kaltės pyragą savinuosi sau. Tai vat jau pirmas etapas pripažinimas, kad jeigu aš esu kaltas, tai prieš ką ir jau atradimas savo gyvenime, nu, prieš ką aš nusikaltau ir toks žmogiškas, paprastas veiksmas nueiti ir to žmogaus atsiprašyti, jau tą kaltę, kaip suprantam, nu, sumažina. Nes mes galim tiesiogiai nueiti, čia yra pirmasis žingsnis, pirmoji pagalba. Laura, bet vat būna situacijos, kur kaltė, jinai yra tokia, sakykime, prisigalvota, ne? Kai žmogus jaučiasi, Tik čia jinai kaltas. ir įkalina jį. Jisai jaučiasi visame kame kaltas, ten kažkas ne taip pažiūrėjo, ne taip pasakė, ne? Ir žmogus jau rausiasi, ką ne taip padariau. Ir tas kaltės jausmas, kaip būsena, kuri greuna, ne? Taip, greunanti jėga yra. Nėra ko atsiprašyti. Tai gal savęs? Tai gal savęs atsiprašyti, kad vat visą tą visuminę kaltę, kuri yra, nu, tokia, nu, girdite, ne, tokia abstrakti tarsi. O tavo praktikoje ar dažnai susiduri su tuo, kad žmonės va turi tą kaltės jausmą, kuris juos, nu, sakykime, įkalina ar griaužia, ne, tokia kaip nuolatinė būsena, ne, nes yra sveika reakcija, jeigu tikrai kažkas, ne, tai negerai padariau, supratau, atsiprašiau, viskas okei. Bet yra žmonės, kurie nuolat nešiojasi kaltę, ne, ir kaip kokį Bet tai yra daugiau ir kompleksinė problema, tokia vidinė emocinė kompleksinė problema, nes kaltė viena pati nekeliauja. Šalia eina ir kiti dalykai. Tai yra kažkokios nuoskaudos, nepasitikėjimas savimi, savęs baudimas, savęs kritikavimas. Gal šalia to žmogaus tikrai eina labai stiprus savikritikas, kuris kiekvienam žingsnėje, ką jisai bedarytų, tą žmogų baudžia. Nu, nuolatiniai priekaištai savo vidiniai. Nu, tai čia pirmiausia savęs atsiprašyti, kad aš šitaip save menkinu ir šitaip save tikrai, nu, žaloju ir neleidžiu tiesiog būti, nu, kaip tarp žmonių, su savimi, pasaulyje, patirti, matyti, veikti. Tai čia aš taip girdžiu, kad galimai tai galėtų būti atėję iš vaikystės, ne, jeigu, tarkime, vaikas. Bet jeigu vaikas, tarkim, buvo nuolat kritikuojamas ir nuolat kaltas. Tai be abejo, nes, žinot, mes augdami, kaip aš vadinu, mes formuojamės, kokia yra mūsų aplinka ir ką mes girdime. Kaip aš sakau, gimstame ir mums tą tokia uždeda tėvai ar mūsų aplinka tą kuprinytę ir ten prideda labai daug visokių mums, nu, niekučių, kurie, vat, gal pastabos, gal kritika, gal mūsų niekinimas, gal mūsų nepriėmimas, gal mes nepatyrėm kažkokios meilės. Ir visą tai mes su tas su kuprinyte einam per gyvenimą. Bet vat, labai labai svarbu atsisukti ir tikrai pasižiūrėti, o ką čia aš nešuosi ant tų pečių, kiek čia yra mano, o kiek čia jau yra įdėta man, ką aš girdėjau. Sąmoningumas. Sąmoningumas. Tai visą laiką aš taip manau, kad ir visose tose teisinėse bylose visų pirma reikėtų pradėti nuo to savo vadinamojo tokio galvos išvalymo, tokio susitvarkymo su savo mintimis, atsikratimo tų neigiamų emocijų ir tada tikrai ir bylos seksis geriau, ir požiūris bus kitoks, ir žmonės tikrai geriau jausis ir mūsų keriopai bus naudingiau.